O šiandien aš noriu parodyti, kaip paprasta sumontuoti laistymo sistemą jūsų daržui arba šiltnamiui, o galbūt oranžerijai, kaip aš tokią čia svajoju. Gerai, dirbkime. Pirmiausia, reikalingas vandens šaltinis, o tada visas komplektas, kur visos detalės sukomplektuotos, sudėtos. Tuoj parodysiu. Pats pirmas darbas tai ištiesti pagrindinį vamzdį. Žarną dedu pačiam viduryje lysvės. Karštą dieną ji pati išsitiesia ir labai lengva montuoti. Vėsesnę dieną tenka pavargti šiek tiek. Jeigu turite paprastą kraną įrengtą prie pat sienos, naudokite štai tokį papildomas kranelis ir pajungimas. Aš čia turiu vandens šaltinį, hidrantą, į kurį pajungsiu kranelį. Ir va štai taip reikia pajungti, bet nusukam šią vietą. Taip. Tada naudosim jungtį. Štai taip. Užsuksim viską. Štai čia viską pajungiam. Dabar reikia atmatuoti, kiek reikės centrinės žarnos, nukirpti ir užlenkti. Taip užspausime, kad nebėgtų vanduo toliau. Tokią jungtį naudosim. Visą centrinę žarną pritvirtinu smeigiam, štai tokiom, kad man nebėgiotų, neišsilaikstytų, nes kai diena karšta, naktį šalta, pradeda žarna vingiuoti ir būna nelabai gražu. Tai prismeikite būtinai tokiom smeigiam, tikrai bus geriau. Liko paskutinis žingsnis - įsmeigti lašintuvus. Štai taip jie atrodo. O kaip susmeigti, tai padės va, toks skilamušis, paprastas. Padarome skilutę, įsmeigiame lašintuvą, o vėliau uždėsime tokį voriuką vadinamą. Voriukas. Štai čia pasirinkau vietą, nes nuo lašintuvo po 50 cm į vieną į kitą pusę. 50, 50, 50. 3 pomidorus drąsiai galėsiu užmaitinti. Tai darysime čia skilutę su skilamušiu, įstatysime imitorių, į kurį paskui įsistatys voriukas, kuris paskirsto vandenį visom daržovėm tolygiai. Čia reikia labai stipriai pramušti skylę. Žiūrėkit, bet ne kiaurai, tik tais ne per abi pusės šlangos, o iš vienos pusės. Skylutė. Štai taip, šiek tiek pajudinam. Tokia nedidelė skylutė. Dabar lašintuvą įstatysiu ją. Ir viskas. Labai svarbu, kad lašintuvas visada būtų iš viršaus žarnos. Nes įsivaizduokite, jeigu yra kalkių, geležies ar kitokių nuosėdų, nuosėdos nusėda visada žarnos apačioje. O imitorius iš viršaus niekada nepasiurbs šiukšlių ir niekada neužsikimš. Dabar išlukštensim, to jaus išpakuosim. Štai tokie gražūs voriukai. Imkite visada nuo viršaus. Ir į viršų patraukot. Štai, koksai gražus. Štai čia turiu pomidorus, kurie veislės, kurios veda didelius vaisius ir mažus vaisius. Tai prie to, kur mažesnis, smeigsiu tik vieną lašintuvą, o kur dideli, ten įsmeigsiu 2 lašintuvus. Iš vienos pusės šaknų ir iš kitos pusės šaknų. Dar šiek tiek atliko, aš manau, pasidarysiu kitais metais dar daugiau pomidorų, taip kad visko neišmesiu. O dabar laikas patikrinti. Atsukam vandenį. Pomidorus reikia labai stebėti visada. Geriau neperlaistykite, geriau juos laikykite truputėlį ištroškusius. Ir patarimas, laistykite, tarkim, kartą į savaitę, bet gausiai. Palikite 2 valandom, nes vienas lašintuvas išlaša 0,75 litro per valandą. O mums reikia sudrėkinti gausiai šaknis giliai. Palikite valandėliai ir viskas. Išjungsite po valandos, bet prilieta bus pakankamai gausiai, giliai ir pomidorai tikrai džiaugsis. Juos reikia truputį pakankinti, tada jie dera daugiau. Nes jeigu labai geros sąlygos, tai jie tiesiog veši, lapus veda, mažai žydi. O jeigu kankinis sako, aš turbūt numirsiu, man reikia vaikų palikti po savęs ir tada veda daugiau pomidorų. Taip yra su biologija.